Sveiki, sveiki atvykę prie mano video. Taip, jūs matote jau mano kanale galbūt diagramą, kur balsavote kokį video mano filmuo. Tai daugiausiai jūsų nubalsavo kol kas, kad kaip pastatyti veikiantį televizorių per Minecraftą. Tai mes dabar pradėsime statyti, bet aš būtinai nufilmuosiu ir kitų balsuotus video. Ir turiu gerą žinią. Aš padariau narystės, kurias galite nusipirkti. Tai ką jūs gaunate? Mano sukurtus emodžius. Tada jūs gaunate video, kurių niekas negauna. Paprasti. Gauna tik tai žmonės, kurie nusipirko narystę. Tai būtinai nusipirkite, jeigu jūs norite gauti išskirtinių dalykų. Tai dabar pradedame. Gerai, turi būti 1, 2, 3, 4, 5 blokų aukščio. Ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir kokių mažiausiai 8 blokų ilgio sieną. Gerai, tai dabar pradedame. Atskaičiuokite 3 blokus, va tai va. Gerai, dabar padarykite tokią va skylę, va žiūrėkite. Jo, štai tokią va skylę padarykite. Gerai, turi būti 2 aukščio ir 2 ilgio. Gerai, tada paimkite lipnius stūmoklius. Jeigu jūs nespėjote, sustabdykite video. Padėkite va taip iš šonų. Ir jeigu jums kažkas nesigausi, tiesiog paleiskite iš naujo video ir pasižiūrėkite, ar viską padarės. Gerai, tada prie kiekvieno stūmoklio pridėkite po juodo betono bloko, būtinai juodą. Gerai, tada mes turime viską sujungti. Gerai, tai padarysim va štai tai va. Sujungiam viską. Gerai, tada mes padarysim nusileidimą. Po to galėsite viską užtverti, tiesiog, kad nesimatytų visų šitų dalykų. Gerai, tada padarom šitą, bet tiesiog padėkite ir viskas. Gerai, tada padarom. O štai tai va. Taip va, gerai. Gerai, tada mums reikia sujungti viršutinį. Tai gerai, pradedam jungti viršutinį. Tai mums reikia sujungti viršutinį. Tai mes naudosime, niekada nedėkite raudonakmenio ant stūmoklio, nes tada viskas gali sugriūti. Gerai, tai mes gal padarysime iš viršaus, va taip va. Po to galėsite uždengti viršų. Gerai, mes padarysime va tokį nusileidimą. Gerai, taip va, nusileidimą. Va, taip va, gerai. Nusileidimas beveik padarytas. Gerai, va taip va. Padarėm. Reikia viską sujungti. Gerai. Turi gautis va štai taip. Po to jūs uždegsite tas vietas. Dabar padėkite svirtį. Va štai čia va. Gerai. Dabar nulenkus svirtį, turėtų viskas susidaryti. Ir atlenkus atsidaryti. Tada padėkite iš šonų blokus, juodo betoną, nes turėtų gautis toksai gražus vaizdas. Va, matot, gražus vaizdas. Gerai. Tai dabar turėtų gautis va štai va. Matot? Jeigu jums gaunasi, tai galite tęsti toliau. Tada jūs galite bet kaip padaryti, aš jums parodysiu dabar pavyzdį. Tai ko jums dabar reikės pavyzdžiui? Jums reikės žolės bloko. Gerai. Tada jums reikės žydro betono bloko ir balto betono. Gerai. Dabar mes padarysime va štai tai va. Padarysime 3 ilgio ir 3 tokį kvadratą, kurio kraštinis ilgis 3 blokai. Ir aplinkui padarysim mėlyną sieną. Va taip va. Va taip. Gerai. Padarysim mėlyną sieną. Čia bus mūsų filmas. Gerai, jūs galite sukurti bet kokį filmą. Ir parašykite komentarus. Gal jau kažkas matė Minecraft filmą, nes aš mačiau. Man tikrai patiko jisai. Gerai, dabar pridėkite šiek tiek debesėlių iš balto betono. Gerai, pridėkite debesėlių iš balto betono. Gerai. Galite debesėlius dėlioti kaip norite. Aš dabar sudėliosiu kaip man patinka. Ir dabar pasiimkite šviesakmenį. Tai bus mūsų saulė, kuri duos šviesos filmui. Taip va. Gerai. Tada paimkite plytų sieną. Va taip. Gerai.
ir paimkite akmens plytų laiptus. Gerai, padarykite va štai taip va. Čia bus toksai namelis, va. Žiūrėkit, čia toksai namelis mažas. Ir tada paimkite stiklo bloką ir paimkite, nežinau, jūs galite paimti bet kokį gyvūną. Aš paimsiu gal bitę ir kačiuką. Gerai. Tai aš uždengsiu va štai tai va, bet niekada nedėkite ant juodo, dėkite ant balto. Gerai, uždengsiu va štai tai va, padėsiu kačiuką, uždengsiu 2 blokus ir padarysiu bitę. Va tai va. Matote, dabar jūs turite ekraną. Matote? Štai jūs galite žiūrėti dabar filmą. Dabar galite išjungti filmą ir jungti filmą. Tik labai saugokite, kad jūsų gyvūnai nenumirtų. Jo, ir na štai jūsų filmas paruoštas. Galite žiūrėti. Bet dėl atsargos jūs galite padaryti, kad neužgautumėte jūsų gyvūnų, jūs galite padėti dar vieną sluoksnį. Va taip va. Ir tada padarykite kačiuką, bitutę. Va štai taip. Ir žiūrėkite, dabar turėtų gautis va štai taip. Tas stiklas nebūtinas. Ir žiūrėkit, kai norite išjungti filmą, tiesiog nulenkite šitą svirtį. Ir kai norite jungti, atlenkite. Na štai. Bet aš jums siūlyčiau padaryti tiesiog va tai va. Va. Matote? Gražiai gaunasi. Štai jūsų filmas. Ir jūs galite šitus 3 blokus pašalinti. Paimkite paimkite va tokios spalvos laiptus. Ir paimkite tokį pusblokį. Gerai. Padarykite juos va štai tai va. Va štai jūs turite tokį kaip staliuką. Tada paimkite daiktų rėmą. Gerai. Paprastą paimkite daiktų rėmą. Paimkite šitą. Gerai. Ir paimkite rudą vėliavą. Gerai. Paimam rudą vėliavą. Gerai. Va. Reikia rudos vėliavos, būtinai rudą. Nebent galite sugalvoti savo dizainą. Aš panaudosiu rudą vėliavą, nes man atrodo taip gražiausia. Gerai, paimam rudą vėliavą. Gerai. Dabar paimkite šitą, įdėkite va tai va. Dabar pasukite va tai va. Dabar pritūpkite ir turėtų gautis. Jeigu jums nesigauna, pabandykite tiesiog va tai va. Na štai va. Turite tokį kaip staliuką, tada galite pridėti ten vazonėlių. Pavyzdžiui, aš dabar pridėsiu vazonėlį su gėlyte. Gerai, panaudosiu tokią gėlytę, raudoną tulpę. Na štai, jūsų filmas paruoštas, galite žiūrėti filmą. Ir aš galiu dar greitai parodyti, kaip pasidaryti sofą gana gražiai. Paimkite šitą. Gerai, ir paimkite baltą vėliavą. Jūs galite sofą daryti bet kokios spalvos. Ir nuo kokios spalvos darote priklauso kokią vėliavą imti. Gerai, padarykite. Va, tai va. Padarysim tokią. Bet darykite sofą 3 blokais toliau nuo staliuko. Va, štai va. Padarysiu tokią kampinę sofą. Gerai, va štai tai va. Tada ten bus. Va štai tai va padarysiu. Va, žiūrėkit. Išgliaukit vieną bloką, padėkit čia. Ir tada uždengite. Va. Ir ten gaunasi toks pagalvėlės. Na štai, atsisėdam ant sofos ir žiūrim vakare filmą. Jeigu patiko šitas video, kaip pastatyti veikiantį televizorių, kurį galima išjungti ir jungti, spauskite like ir prenumeruoti. Su jumis buvo Simas. Viso gero.